Pradžia gera, šypsenos yra, tai, o pokalbis vis tik tai yra rimtas pokalbis, bet nesakyčiau, kad ten vien tik tai labai rimtos temos, apie rimtus dalykus galima ir juokaudami galim pakalbėti. Tai, kaip visada mano laidose, pokalbiai su Beržu, aš Beržinis, todėl pokalbiai su Beržu, stilizuotai. Kalbamės apie tai, kuo žmonės gyvena, kuo jūs gyvenat, kas jums įdomu, ką jūs darot, kokius veiksmus darot, kur dirbat, dėl ko, ką. Tai norėčiau pradėti, kad jūs pristatytumėt save nuo vaikystės. Kur gyvenat, kuriam krašte? Ne. Tai gimiau Kelmės rajone, Pamandinės kaime. Ten ežeras, ten daug žuvies. Ten ir fantastiniai, tik tai man teko tą savo gimtąjį kraštą palikti, kai buvau 1,5 metų. Tėvai gavo paskirimus statyti Akmenės cemento gamyklą. Taip, pagal paskirtį ir išvažiavome. 55 metus beveik pragyvenome Akmenėje, ten ir mokykla praėjo, ir sporto siekiau profesionalaus Trakų internatinėje mokykloje. Po to vėl sugrįžau, pabaigęs mokyklą. Stop. Tai išskirkim bent jau vardą sakėt, kurioj toj atkarpoj susipažinot? Vėlyvi mano taip pat aukštojo mokslo siekimas ir su Sandra mus ir suvedė Kūno kultūros akademijoje. Vėl įdomi tema. Kūno kultūra, ką studijavot ir dėl ko? Buvo kaip priimtina kūno kultūros pati atmosfera, pati akademija su teisingu požiūriu ir verslo turizmo vadyba, tai buvo artimas ir mielas dalykas. Aišku, po to gyvenimas taip klostėsi, kad tos specialybės galbūt neišvyščiau, reikalingi buvo arba kiti sprendimai, gyvenimas taip diktavo. Na ir taip, bet dėkui, ten praėjo labai gražių akimirkų, daug žinių įgauta, o pati vertingiausia matyti, kad Sandra šiandien turi. Labai gerai, aš ir norėjau klausti, o Sandra, jums kaip su sportu santykis? Su sporto aš tokio santykio ir neturiu, aš ėjau kaip turizmo vadybo mokytis, iš tos pusės labiau, kadangi irgi man kažkaip pasirodė tinkama ir atmosfera, ir pati akademija. Tai vat dėl to, aišku, paskui, vėlgi čia gal nesiplėtosiu, labai keičiau kryptį visiškai į kitą pusę, bet... Drąsi esat. Drąsi, taip, galima taip sakyti? Taip, žinoma. Dėl ko patiko jums šitas vyras? Žinokit, aš kaip pamačiau, kaip jis pavėlavęs atėjo į pirmą paskaitą ir tada aš jau supratau, kad čia yra, kažkas bus. Dabar įdomu, jūsų ta moteriška, jeigu ką terpkitės, gerai pokalbį, kad aš ne vienas kalbėčiau, kad pataisyti ar kažką. Ta vieta visada labai sudėtinga. Tiek vyrui irgi pamatė, kaip jūs pamatėt. Ir kas tas buvo iniciatyvesnis, kaip jūs galvojate dabar grįžtant? Kas daugiau iniciatyvos rodėt, kad santykiai vystytųsi jūsų? Man atrodo, kad... Čia visiems labai įdomu, nes čia dabar čia yra paslaptis, čia visiems labai įdomu. Mūsų ta istorija yra tokia. Saulius rodė tos iniciatyvos, bet jisai gal nedrįso dėl mūsų to amžiaus skirtumo ir jam matyt reikėjo to mano patvirtinimo, ar tikrai galiu. Tai kadangi mačiau tą jos susidomėjimą, aš turėjau patvirtinti, kad taip. Tai ir pati parodžiau tos iniciatyvos. Kad nemeluojat, varpas patvirtino čia taip uždėjęs. O kaip jūs matėt situaciją? Ar buvo tas, leisiu savo laidoj palyginti save, aš visada labai bijojau. Apsivesti, tai man buvo kažkokia tokia labai baisu atsakomybė prisijimti, ar buvot jau subrendęs tokiam dalykam? Taip, aš turiu teisingumo dėlei pasakyti, man antra santuoka. Tai aš... Nenustebinot, jūs ne vienintelis Lietuvoje. Jo, tai ir kada aš
žengti antrą žingsnį arba pamatęs Sandrą, iš tikrųjų vertinu pirmas, kaip ir minėjo, truputėlį yra amžiaus skirtumas, bet aš jaučiu, aš norą, širdį ir apgaudinėti save ir širdies neklausyti, kad tas žmogus patinka ne tik tai širdžiai, patinka minčiai, patinka akiai, patinka viskuom ir nepadaryti po to gailėtis, tai taip švelniai, bet atsargiai bijojau, kad savo pasiūlymų negaučiau atgalinio ryšio. To labai bijojau, bet kai gavau, tai iš tikrųjų, kaip mano vakar Sandra pacitavo Henrikas Žukauskas, ilgametis politikas, parašė žinutę, kad kaip ten Sandras? Kada pradėsi senti? Kada pradėsi senti, tai man neleidžia senti, tai matyt Sandra, mūsų du ir jaunas ir senas aš tėtis esu, neleidžia ir Džiugas ir Urtelė ir tai man yra iš tikrųjų didelis reikalas ir šiandien vis tiek, kaip ten bebūtų, kalbėtumėm apie politiko mano sugrįžimo į politiką, matyt neišvengiamai tą temą paliesime, tai man svarbu po 8 metų praleistų ne politikoje, matau, kokią mes Lietuvą paliksim savo vaikam. Man tai skaudu ir mano sugrįžimas greičiausiai kalbėti ne tik apie savo šeimą, apie savo vaikus, bet ir apie mūsų visų vaikus. Palietėt politiką, tai dabar jau atėjo laikas, kad mes pakalbėsime apie politiką, nes rinkimai ant rinkimų, vieni antri, treti, ketvirti. Ir man bent jau iš tikrųjų labai rūpi, dėl ko žmonės. Kas paskatina, kodėl. Tai jum abiem, kodėl jūs palaikot, o kodėl jūs darot žingsnį. Aha. Ja. Tai būdamas politikoje su Sandra ir susipažinome. Matė daug ir tada jau galbūt nepalaikė tam laikotarpį, matė, kiek aš atiduodu jėgų, matė, kiek yra nusivylimo, kiek yra skausmo, kiek yra neteisybės iš savo artimųjų, galbūt netgi ratų politikos, savo partiečių. Aš jau nebeliečiu apie kitas politinės partijas. Ir matyt, Sandra pasakys savo tą vidinį, kaip jinai tada jautėsi, bet sako, čia Sauliau ne vieta atiduoti tiek labai daug ir sveikatos, ir kada tu matai negali pasiekti rezultatų. Nors vėlgi per 12 metų, kada buvo vienmandatė, renkamės 3 kartus Akmenės Joniškio apygardoje, padarytų daug darbų, bet nusivylimo didžiąją politiką buvo iš tikrųjų be galo. Dabar sugrįžau, tai matydami iš tikrųjų jau kaip ir šeima, kas darosi su švietimo reformom, jos reformuojamos ir niekaip negali pasibaigti jos, kur mes karinė pramonė, mes visi dabar tik tai kalbame apie ją, bet mes nekalbam apie pamatus, apie migraciją begalinę, imigraciją per didžiulę ir ką mes paliksim iš tikrųjų po 50 metų tokiais tempais judėdami Lietuvoje. Pasiūlymo, kad tu nebesėdėt, turi padėti kaip stiprus žinomo žmogus Akmenės Joniškio krašte, prisijungti prie komandos ir daryti visus žingsnius, kad mes ją galėtumėm visi pakeisti. Tai aš nuoširdžiai tikiu Nemuno aušra, kuri komanda yra, linkiu jiems stiprybės, kad neišblaškytų senieji politikai jų po rinkimų vienaip ar kitaip. Manau, kad pirmose gretuose jie bus, visi mes būsime ir stiprybės matyti rinkėjam, būti atspariem ir suprasti, duoti šansą galų gale tiem žmonėm su teisingai mintim, teisinga vizija, nebijantis galbūt pasakyti aštresnių žodžių valdžios, bet priimant teisingus sprendimus. Tai tikiu ir pasinaudodamos progą, tai ir matyti ir raginu. Gerai, nieko tokio. Sandra, jūsų refleksija. Iš tikrųjų, tai taip, kaip Saulius sakė, jisai būdamas politikoje dar tada daug to laiko atėmė ir energijos daug išeikvojo. Ir iš tikrųjų ta pertrauka, jinai buvo gera ir palanki mums, mes ir šeimą sukūrėm, ir laiko tada turėjom ir visą kitą. Ir matyt, kada jau atsirado vaikai, kada pradėjom susidurti su tam tikromis sferomis ir matyti, kad nėra gerai, kad ta perspektyva labai miglota ir vaikų ateitis labai miglota. Ir aš pati
dirbau vidaus reikalų sistemoje, kurią nusivyliau ir matau, kaip jinai yra griaunama. Ir aš visai nesenai priėmiau tą sprendimą ir išėjau. Ir suprantant, kad reikia kažką daryti, arba mes darysim, arba mes nieko nedarysim, ar ne? Ir kadangi, pirmiausia, tai aš tikiu Saulium, ar ne? Žinau, koks jisai yra žmogus, kokios jo yra vertybės ir kiek daug jisai įdeda širdies ir pastangų pasiekti, ar ne? Tam savo tikslui ir gauti kažkokį tai rezultatą. O kitas dalykas, Remigijų aš pažįstu dar nuo anų laikų, kada Saulius buvo Seime. Žinau jį asmeniškai kaip žmogų ir mane irgi imponuoja jo. Jis kaip teisininkas labai tas jo požiūris toksai struktūrizuotas ir jis neleidžia, kaip sakyt, manipuliuoti galbūt įvairiais pasižadėjimais, kurie... Visus oponentus stabdo ir sako, meluoji, kad ir... Taip, nes teisiškai galbūt mes to negalim įgyventinti, nors jūs kalbat, ar ne, kad tai įmanoma. Ir tie visi dalykai... Ir juom aš tikiu ir žinau, koks jis yra išprotėjęs ir man primena šiek tiek ir mane, kad aš irgi esu tokia, mėgstu teisybę, nemėgstu tos netvarkos ir netiesos. Ir iš tikrųjų, tai kai Remigijus Sauliui pasiūlė, sakau, reikia būtinai, nes mes visi galim sėdėti šone, nieko nedaryti ir skūstis, kad yra blogai. Bet jeigu tau yra duota šansas į rankas, kad tu gali kažką taip padaryti ir pakeisti ir galbūt palikti po savęs kažkokį tai teigiamų dalykų, ar ne, ir kaip Saulius irgi sako, kad vaikams palikti tą nors šiek tiek gražesnę, geresnę tą Lietuvą, tai būtinai reikia. Minėjot Akmenę, o dabar sėdim prie sinagogų, taip? Kodėl? Kaip čia? Kad žmonėm išaiškinti ir būtų suprantamiau. Pasistengsiu trumpai. Nuo 2004 metų, kada buvau pakviestas į darbo partijos bendruomenę ir buvau išrinktas vienmandatėje, tai apygarda ir vadinosi Akmenės Joniškio. Ir buvau 12 metų. Po to tą apygardą išskaidė ir dabar yra dalis Šiaulių rajono, dalis Pakruojo rajono ir Joniškis. Tai man joniškiečiai žinomi yra, o tuolab Žagarė ir kur iš tikrųjų daugiausiai pasitikėjimo sulaukdavau iš jų. Ir sulaukiau ne tik iš Remigijaus pasiūlymo, kad sugrįžti į politiką arba prisijungti prie Nemuno aušros, bet ir Žagarės bendruomenės. Aš atvažiavau. Remigijui neatsakiau nei taip, nei ne. Aš pasiklausiu žmonių. Aš ne kaip kiti sako, pakvietė ir tada kaip šluotą pastatė ir jeigu geri reitingai tave ir išrinks. Ne, aš padariau pirmas dalykas. Sandra, sakau, turim kvietimą, Remigijau, įtikinsi Sandrą, aš tavim tikiu, taip pat galiu. Bet man svarbu yra joniškiečių arba tie, kurie mane rinko, jų nuomonė. Atvažiavęs pas juos pasiklausiau ir mes ir dėkojam, kad tu sugrįžai ir tikimės mūsų tolimesnio bendradarbiavimo. O buvo gerų iš tikrųjų projektų. Kaip vienas iš pavyzdžių, pastatyta, sudegusi nauja mokykla, nauja. Siekiau visom išgalėm gauti finansavimą. Tai pasiekta, pastatyta, mažas skaičius vaikų, mokykla nebuvo netgi atidaryta, naujai renovuota. Tai apie ką mes kalbame? Mes turime dėti visas pastangas, nepririšti vaikų skaičių prie mokyklos ir taip toliau, jeigu mes norime išsaugoti regionus ir kalbėti apie juos iš tikrųjų, ką mes turime padaryti. Tai finansavimą didinti švietimo sistemai, matyti, kompensuojant, kaip pavyzdys, solidarumo mokestis iš bankų turi būti perskirstytas ir matyti, apie švietimą turime labiausiai rūpintis. Dar turiu aš pamokų gimnazijoje ir tenai dabar atėję nauji dalykai. Asmeniškai dirbau su vaiku, kuris truputį kitoks ir problemų krūva, specialistų nėra. Tas vaikas reikalauja dėmesio, klasė dauguma pyksta, o mokytojai ne visai tiek jautrus ir gali džiazuoti ir šitiems masę išlaikyti ir tam vienam ar dviem tas skaidimas dėmesį yra sudėtingi dalykai, labai daug susivelia procesai. Ten dirba tie socialiniai pedagogai perkrauti, užkrauti. Triukšmas, vaikų provokacija, paaugliai daro tą, aš kaip iš arti tai matau.
Tai man yra labai, norisi verkti ir tie rašymai. Jie nėra teoriniai, pildymai formų ir netgi antikorupciniai. Dar, juoktis negalima, antikorupciniai klausimai taip pat yra iškelti. Vienas iš pedagogų atsakingas yra už tai, kad neduotų nenoriu aš paversti juokais, bet daug tokių, apie ką reikia iš tikrųjų permąstyti ir nepaversti juokais. Žinau iš vakar pokalbio, kad puikiai orientuojatės tiek Žagarės kultūrą, Joniškio kultūrą, jums atlikau testą, sorry, kaip ten, praėjot kompetenciją, nes man teko ir čia, ir parodą, ir ten daryti, ir šitą mieste, viskas labai aiškiai taip pat parašyta. Vis tiek turit pamastymų, turit atsiremti kokius žmonės, kokie jūsų būtų planai, remiantis jūsų jau asmeniniam, Sandra, ir jūsų bendru tuo pojūčiu gyvenimo, ką galėtume dabar paimprovizuoti, čia jau neuždaviau iš anksto, gal pasiruošti reikėjo, bet ką bandytumėt, ką darytumėt, ar galima jau apie tai kažkiek tai kalbėti? Turiu pripažinti, šiandien, jeigu žmonės, kada važiuoju, kalbuosi ir klausiu jų nuomonės, reikia vis dėlto vertinti juos, kuom jie šiandien gyvena ir kokiais lūkesčiais, jeigu bus Saulius išrinktas, ką aš galiu atliepti. Taip, buitis yra numeris 1. Keliai. Tai yra projektai padaryti, neužbaigta dėl vietinių politikų nesusikalbėjimo. Jeigu gaunama finansavimo, politikoje vietoje nesusikalbėjo, kelias yra neremontuojamas. Klausimas, ar tokią kultūrą ir tokius politikus rinkdami į vietos savivaldą žmonės to tikėjosi? Ne. Mano misija vis tiek ateiti, kalbėti, ieškoti finansavimo šaltinių užtikrinti, bet vietos savivaldos politikam taip pat nešti žinią kultūringą, kad mes davę priesaikas visi, jų nepamirštumėm ir kad pinigai po to nesugrįžtų, nepanaudoti į valstybės biudžetą. Pavyzdys dabar. Per 8 metus buvau taip pat 3 darbovietėse. Ūkininkas, 2 įmonės mūsų privačios. Sveikatos privalomo draudimo turiu iš visų 3 įmonių mokėti. Klausimas, ar aš gavau 3 kartus paslaugas kokybiškesnės? Matyt, ne. Ar tai teisinga? Greičiausiai, kad ne. Ir nebijoti pripažinti, kad aš matyt klystelėjau kažkur tai, kur net tai paspausdamas, tikėdamas savo kolegom ir taip toliau. Tai turiu daug ką iš tikrųjų siūlyti ir taisytinų dalykų daug yra. O joniškiečiam tai taip yra spręstinų dalykų begalės, bet vėlgi aš turiu tikėti ir viltis, kad vietiniai politikai, jie daugiau dar informacijos turi bendradarbiauti su bet kuriom partijos jėgom, kokios jos bebūtų, raudona, žalia ir taip toliau, kad sinchronizuoti Seimo nario darbą su vietos savivalda, pasiekiant pačių geriausių rezultatų. Kad neatsibost, po truputį mes eikime į pabaigą. Vakar kažkur praėjo tokia graži laki frazė, kad popiežius atvažiavęs į amžinatilsį, mūsų mylimasis popiežius, sako, nebijokit. Tai buvo adresuota į savo tautai. Lygiai tą patį ir aš norisi ir man ištarti kartai. Vis tiek politikoje esu, žinai, kad nebijotų žmonės. Sakyti, eiti, susitikti. Ta galimybė, kaip supratau, bus. Abu užsidegė. Tai dabar po dar gal kokią mintis, pabaigiant mūsų šitą susitikimą. Ačiū. Kokią nors mintį? Apie baimę. Dabar mes turėjome penktadienį debatus tarp kandidatų, kurie vienmandatėje bus renkami. Truputėlį vėl ta baimė arba nenoras politiką domėtis joniškiečių, tai aš skatinčiau nebijoti kalbėti, išsakyti savo lūkesčius. Į debatus atėjo 41 žmogus. Iš jų matyt vieno ar kito politiko palaikymo komandas, o tų, kurie matyti nedalyvauja politikoje arba nepartiniai yra, matyti labai maža dalelė atėjo. Tai skatinčiau, raginčiau, linkėčiau tiek savo atsparumo ir tvirtybės, jeigu išleidai žodį, jo laikytis ir būti padoriu tiek prieš save, tiek prieš tie, kurie už tave balsą atidavė.
Jeigu apie baimę iš savo pusės, tos baimės mus matyt labai stipriai uždaro savyje, ar ne? Ir jeigu mes bijom, mes labai daug atsisakom, netenkam ir nepadarom. Tai palinkėčiau visiems drąsos, ryžto, nes jeigu mes nebūtumėm drąsus, tai mes ir kartu šiandien nebūtumėm, tai ir politikoje nebūtumėm, ir verslo nebūtumėm sukūrę, ir mes nieko neturėtumėm. Bet reikia drąsos, ryžto, priimti sprendimus, drąsiai, užtikrintai, tikint savim, žygiuoti priekį. Visiems drąsos. Linkiu tiek savo, tiek kurie eis balsuoti, matyti drąsos, ryžto ir tikėjimo. Bravo, viską, aš nebeturiu ką pasakyti. Ačiū Jums už pokalbį, tikėkime geresnių laikų. Ačiū. Ačiū.